kankinti šunį 3 metus, nieko nedarant, per Taip. daug ilgas laikas. Gyvūnų globos vadovės, toks požiūris į gyvūną. Sako, Andželika, ką daryt? Jinai sako, nieko nedaryt, čia ne pirmas kartas ir nustoktų man sukt galvą. Pabėgs ir nustos ir numetė ragelį, suprantat. Ir jūs daugiau galit nebesavanoriaut ir daugiau galit nebetyti. Man tokių jautrių ir verkšlenančių žmonių prieglaudai nereikia. Šitiek laiko šunį kankinti, nieko nedaryti, nieko negydyti, elementariausios tabletės net nuo skausmo nepaduoti. Nežinau, kur tie surinkti pinigai nuėjo, kas ten buvo tai organizacijai pasakyta, kad jiems nepavyko. Kokia čia situacija gaunasi, kai viena prieglauda gelbėja iš kitos prieglaudos. Tai vat ir stebėjosi. Ir ten pakraupė visi buvo, sako, mes, vat ir sakė dar 5 kojos vadovė, sako, kiek metų dirbam, atrodo visko matėm. Aš jam parodžiu, vos, kaip sakau, tos meilės, pasivedžiodama, paglostydama, pakalbindama. Ir mes tapom geriausiais draugais. Jis jau manęs laukdavo, jis jau trepsi savo tom pėdutėm, jis į tą kojelę pakėlęs, jau jis žinodavo, kad aš ateisiu ir... Taip pat norime paminėti mūsų laidos rėmėjus VetPet LT. Tai yra veterinarijos klinika, įkurta 2012 metais, subūrusi profesionalių specialistų komandą. Įmonė teikia kvalifikuotas ir kokybiškas veterinarinės paslaugas, jauni ir veržlūs įmonės specialistai puikiai išmanantis bei mylintis savo darbą. Sveiki prisijungę į Gyvūnų šerifai kanalą. Mes esame 2 Ievos ir šiandieną turėsime specialią laidą. Kalbėsime apie Rudžio istoriją ir šiandieną studijoje turime 2 viešnes, Editą ir Jurgitą, kurios buvo labai glaudžiai susijusios su šia istorija. Ir Rudis tapo toksai kaip simbolis už kovą, už gyvūnų gerovę. Tai labai džiaugiamės, kad turime jūs šiandieną šioje studijoje. Tai Rudžio gyvenimas galėjo būti išgelbėtas. Jis galėjo turėti mylinčius šeimininkus, šiltus namus, bet vietoj to jisai buvo kankinamas, išvežtas į sodybą ir galiausiai užmigdytas. Tai kas slepiasi po šią istoriją ir kaip visą tai nutiko, papasakos mūsų viešnios. Taip, tai bus atviras pokalbis apie patirtą neteisybę, skausmą, bet kartu galbūt ir apie viltį. Pasikalbėsime, kaip galbūt būtų galima išvengti tokių ir panašių istorijų. Taip, tai pradėkime nuo pradžių. Edita, Jurgita, gal galėtumėte papasakoti, kaip jūs sužinojote apie šunelį Rudį? Sužinojom, aš tai pradėjau savanoriauti prieš 1 metų. Panevėžy, mažo draugo prieglaudai. Nes kažkaip visą gyvenimą labai myliu šuniukus ir gyvūnus ir kažkaip mane tiesiog traukia, vat kažkam padėt, su kažkuo pabendraut, kažką paglostyt, kažką paguost. Ir va taip diena iš dienos važiuodavau į tą prieglaudėlę, šuniukų buvo nemažai. Ir tai vieną, tai kitą, tai trečią, kitas tik ir po 20 pasivedžioju ir kažkaip užkliuvo akis už vieno šunelio, rūdo gražaus šunelio, kuris pastoviai stovi vienas voljere, pakėlęs užpakalinę kojytę ir liūdnom akim žiūrintis. Kažkaip vienos savanorės paklausiu, kitos sakau, kas čia yra. Oi, jisai yra piktas, jisai kanda, jisai neadekvatus, tu nekišk rankų, tu nieko nedaryk. Nu kažkaip tai tam kartui galvoju, tikrai gal piktas šunelis, ta kojytė neaišku, kas jam ten yra. Bet laikui bėgant aš kažkaip man vis tiek galvoju, negali tai būti, kad nei vedžiojamas, nei bendraujamas su juo. Į dubenėlį įpilama būdavo maisto, tai pradaroma, su koja paspiriama ir vėl uždaroma. Tai galvoju, paskui irgi taip pat atidaroma, tik tai greitai paimama, kažkaip kaip monstras koksai būtų, nors to šuns akis geros, gražios ir galvoju, tai praėjus ten kažkuriam tai laikui, aš jį pradėjau kalbinu, jis jo degytę vizgina, akis jo tokios matosi draugiškos. Ir kažkaip aš po trupučiuką paklausiu vadovę, sakau, kame čia reikalas su tuo šuneliu. Piktas, neliesk, neglostyk, tik tai nelysk, nes įkas tave vos nesuės žodžiu. Ir ką, galvoju, jeigu jau taip vadovė sako, galbūt taip yra, dar kažkiek laiko praėjo, aš vis tiek pasiemus pasaitėlį, aš galvoju, vesiu, pabandysiu prisisekti, atsargiai, vos ten paliesdama, nes buvo akcentuojama, kad
kaklo nelies, nes jeigu kaklą paliesi, tai kažkas jau ten jam atsitiks. Tai žodžiu, ir aš jį pradėjau vedžiotis, aš jį prisipratinau, pradėjau vedžiotis, jisai pradėjo manim tiesiog pasitikėti, jis jau manęs laukdavo, trepsio degytę vizgina, aš jį atsargiai prisisegu, mes išeinam, aišku, tą kojytę pasaugant. Paskui supratau, pasakė, kad ta kojelė jam buvo ten pervažiuota kažkokio alkoholiko buvusio šeimininko su automobiliu, visiškai gal tyčia, gal netyčia. Žodžiu, ir mes taip su juo susipažinom ir aš grinai važiuodavau jau paskui ne dėl kitų šunelių, bet aš važiuodavau į tą prieglaudytę, kad Rūdį pavedžiot, nes aš žinojau, kad nei vienas ten esantis žmogus jo nevedžios, nes visos buvo nusiteikę priešiškai. Rūdis kas, Rūdis grieps, Rūdis tave suės ir buvo va taip su juo, žodžiu, toks mitas apie jį. Nors iš tikrųjų jisai toks nebuvo, pasirodo, kad jam to kojelę labai skaudėjo ir jisai dėl to skausmo grinai taip elgėsi. Bet kai jisai pamatė žmogų, kuris jį pakalbina, kuris jį paglosto, kuris jį išveda, parveda, skanukų duoda, tai tada jisai visiškai toks pasikeitė ir jisai laukdavo, kol aš grinai atvažiuosiu, kad jau jį pasivedžiot. O tai... Taip mes ir susipažinom su juo, va, taip arčiau. Nors ten aš turėjau kitų mylimukų, bet paskui aš kažkaip grinai, Rūdis man tada jau pradėjo rūpėti, kad jisai niekam nereikalingas, skausmuose paliktas tame voljere, tai būdavo žiema, būdavo sninga, būdavo šalta. Tas voljeras prisnigtas ir ant to sniego tiesiog kraujo tie lašai nuo tos kojytės. Tai tiesiog gaila buvo šuns. O tai kiek laiko jisai praleido prieglaudoje nuo tada, kada jam nutiko avarija ta, kur jisai susižalojo tą kojytę būtent? Ar jūs nežinau? Aš šito nežinau, aš tik tai žinau tą istoriją, kad jis buvo rastas, ar jį tiesiog atidavė, ar jisai griovynų trenktas buvo, ar ten šeimininkas, ar ten kažkoks to kaimo gyventojas, pravažiavęs neblaivus, nu, kažkas tokio, bet aš kažkaip nebesigilinau į šitą visą istoriją, nes kad ta kojytė jam pėda ta ištrėkšta buvo, tai, matėsi plika akim, kad ten pervažiuota yra. O tai prieglauda, jinai bandė kažkaip padėti, sutvarkyti tą kojelę, gal ten kažkaip... Tai vat mes ir galvojam, jeigu su tokia koja jisai pakliuvo į prieglaudą, tai vadovė visų pirma turėjo rūpintis tą kojytę jo, tą pėdutę. Nes jeigu jinai būtų nuo pat pradžių kažką tai darius, juk jam tada ir stuburas dar sveikas buvo. Ir tik tai problema buvo toj pėdutėj. Bet jinai, mano manimu, nieko nedarė. Nieko nedarė, nes, pagal viską, nes, sakau, mes, kiek aš ten prabuvau, kiek mačiau, kiek prasavanoriavau, kitiem šuneliam būdavo skiriami vaistai, tai vienam, tai kitam vardai užrašyti, kad Rūdžiui būtų paduota elementariausia tabletė nuo skausmo, ar nuo uždegimo, ar nuo kažko. Niekada to nebuvo. Niekada. Tai manau, kad nesirūpino jinai. O tai, pavyzdžiui, tada kaip kiti prieglaudos darbuotojai? Tarkim, kaip jūs, kai jūs sužinojate, kaip auga šitas šunelis ir gyvena prieglaudoje, kaip jūs reagavote? Ar jūs bandėte kalbėti su vadovė, su galbūt kitais prieglaudos darbuotojais? Taip, su prieglaudos darbuotojom bandžiau kalbėtis. Jos buvo dvi. Ir vienai ir kitai sakiau, bet matot, jos prieš vadovę niekada nieko būtų nepasakę, nes jos irgi būtų, kaip sakau, išlėkę iš darbo, žodžiu. Ten buvo tai tokia padėtis įdomi, ten to visą reikalą. Tai jos nieko, Rūdis yra durnas, Rūdis skanda ir jisai vos ne psichinis ir viskas. Tai paskui pradėjau klausti vadovės. Tai vadovė man pasakė, jeigu tu dar apie jį paklausi, aš jį užmigdysiu. Neuždavinėk man daugiau tokių klausimų. Ir viskas. Ir aš paprasčiausia paskui bijojau klausti, kad ką nors jinai nepadarytų. Va šitaip. Aš klausiau, nes ko kito paklausi, jei ne vadovės. Ko kito klausti? Nei draugės, nei giminaičio, nei pažįstamo. Tu turi klausti prieglaudos vadovės.
O prieglaudos vadovė, sakau, pasakė, žodžiu, neklausinėk, nes aš Rūdį užmigdysiu. Pabėgs ir nustos kraujas, sakydavo, nieko čia baisaus, vat yra jo žodžiai. Tai vat. O kaip ir kada galbūt Rūdis buvo išvežtas į tą sodybą? Rūdis buvo išvežtas, nes pradėjo, man atrodo, spaust tą vadovę, kad ten organizacijos, kas remia tą prieglaudą, kad ten buvo ir pinigai, kiek žinau, renkami Rūdžio gydymui, kad reikia Rūdžiui su ta koja spręst, ką daryti, nes ten tas kraujavimas jau buvo iš kažkur, tai gal kitų pasakyta kažkas, tai... O tai čia pasakyta kitų, tai kažkokių žmonių lankytojų ar darbuotojų? Darbuotojų galbūt. Čia galbūt, jo. Nes ten atvažiuoja ir savanoriai būda, ne savanoriai, vat tie, kurie tiesiog nori pasivedžioti šuniukus, pasivaikščiot, numatyt, matė tą situaciją. Tai kai pradėjo ją spaust, kad vat, vadovė, kad kažką tai dėl Rūdžio reikia spręsti, tai jinai va tada sukrovė Rūdį. Rūdis gal tai prieglaudai, sakyčiau, kokius 2 metus ir prabuvo su ta koja. Ir paskui jinai išvežė į tą apleistą sodybą jį ir pakavojo, pasakydama, kad Rūdį užmigdžiau. O tai ten sodyba, jinai tiesiog niekam nepriklausanti, ar ten galbūt jos nuosavybė yra? Ten kažkada, tai labai senai, pačioj pradžiai, kada jinai dar tik pradėjo dirbti toj sferoj, jinai ten laikė katinus, aš kiek žinau. Ten buvo kažkada tai prieglauda katinų. Paskui pradėjo atsiras po vieną kitą šunelį, bet paskui laikui bėgant atsirado ta pagrindinė Panevėžy, ten tas mažas draugas. Ir jai buvo pasakyta, kad tą sodybą uždaryti, viską išvežti, jinai kaip ir nebeegzistuoja. Ten paprastas baisus namas, išdaužytais stiklais, ten nieks negyvena, ten buvo dar keletą šunų, tokie, kaip sakau, nurašyti gyvenimo. Vienas kurčias, kitas pusiau aklas, trečias ten pusiau šlubas, žodžiu, jinai va ten tokius veždavo. Bet ten nebūdavo jokio žmogaus, kuris tuos šunelius... Ne. Tai jinai pasakė, kad užmigdė Rūdį. Taip, jinai pasakė, kad Rūdį užmigdžiau, jo nebėra. Ir o kaip jūs sužinojot, kad visgi neužmigdė? Savanorės pasakė, kad Rūdį išvežė ten. Aš tada dar su viena savanorė bendravau. Ir jinai man pasakė, jeigu noriu Rūdį aplankyti, galiu važiuoti tenais. Tai tuo metu, kai jisai jau buvo išvežtas, jūs jau nebesavanoriavot prieglaudoje? Nu, tada, žinot, kaip buvo, tada buvo tai periodiškai, tada jinai ten mums buvo prirašius, prigrasinus, ten visokiais žodžiais mus išvadinus. Paskui aš eilinį kartą nusižeminu ir paklausiu, ar aš galiu į tą sodybą nuvažiuoti, kur Rūdis. Tai jinai leido nuvažiuoti. Ir tada aš nuvažiavau tą sodybą ir kažkaip tai Rūdis be galo apsidžiaugė, mane pamatęs. Tada o kaip ten viskas atrodė? Ten jūs žiauriai, atvažiavote į sodybą, ką pamatėt? Ten pamačiau iškart Rūdžio voljerą, Rūdis stovi tame voljere ir krauja visur tokiais pėdutės, klaniukai, to kraujo. Ir kažkaip tai man taip iškart galvoju, toliau jam ta koja kraujuoja, niekas nieko nepadarė ir nedaro. Tai dabar mintyse taip ir kažkaip pagalvojau, sakau, jeigu čia jau jį uždarė, tai matomai jau niekas nieko ir nebedaris. Tai žodžiu, nu ir ką, pasivedžiodavom, ten dar tokia kita savanorė buvo irgi pagyvenus moteris, bet ten jinai keliais aplink tą Rūdį ėjo, nes ten ir guoliukus plaudavo rankom, ir dekius krūvinus neždavosi namo plauti. Nu, ačiū už tai nieks nepasakydavo. Tai mes vat su ja kažkaip labai aplink tą Rūdį ėjom, labai jo rūpinomės, bet jam va tiesiog išvedi pasivaikščiot, nu mes būdavo labai saugom tą kojytę, per samanas, per lapus, kad tik neužsigautų, kad tik tai neužkraujuotų. Bet vis tiek būdavo taip, kad jis ant kažkokio šapelio žiūrėk užlipo ir viskas. Ir tas kraujas nebėga, nelaša, bet čiurkšlė tokia, vat, bėga, grinai čiurkšlė. Ir man porą kartų buvo va šitaip su juo. Uždariau aš į voljerę ir nebežinojau, ką daryti. Aš skambinu tai vadoviai, jinai man nekelia. Skambinu vienai savanoriai, nekelia. Paskui dar kitai nekelia, nieks nekelia, galvoju, ką daryti.
Ir tokia mintis, kad jisai iki ryto paprasčiausiai nebeišgyvens, jisai nukraujuos ir viskas. Ir aš iš ryto jau neberasiu. Galvoju, tada kažkas kaltasgi gal bus, sakys, tada galvoju, man sakys, kodėl tu nepasakei, kodėl tu nepranešiai, kodėl tu neskambinai. Bet jinai tada kažkaip per kitą savanorę kažkaip su manim susisegė, sakau, Andželika, ką daryt? Jinai sako, nieko nedaryt, čia ne pirmas kartas ir nustok tu man sukt galvą. Pabėgs ir nustos ir numetė ragelį, suprantat. Tai aš taip stoviu ir galvoju, tas Rūdis žiūriu, laižo tą savo lapkytę, tą kraują, jis matyt taip susistabdydavo, laižydama savo tą kojytę. Ir galvoju, kaip jį palikt, kaip išeit, pilnas voljeras kraujo. Bet kažkaip lik apstojo, jisai į būdą įlinda ir kažkaip iš būdytės nebeišlindo jisai, aš kažkaip atsisveikinau su juo. Ir ant rytojaus anksti rytą vėl pas jį aš važiavau. Tai žinokit, ant rytojaus ką radau voljere, tai buvo tragedija. Susiradau paskui tokius skudurus, kibirą, vandenį. Ploviau tą visą voljerą, nes kraujo buvo kibirais. Kibirais buvo pribėgę, o jisai vienas sodybo, jo nieks nemato, jo nieks negirdi, jam niekas nepadės. Jeigu pasakė, sustos, pabėgs ir nustos. Čia ne pirmas kartas. Tai va toks požiūris buvo į gyvūną. Gyvūnų globos vadovės, toks požiūris į gyvūną. Tai čia svetimam jau, kaip sakau, turėtų, nežinau, tiesiog. Aš norėjau jau kviestis ar taksi, ar kažką sodintis, tą šunį vežti, bet kokią kliniką kažką daryti, stabdyti kraują, galvoju, nebėra išeities sustabdyti jam tą kraują. Tai va, paskui pradėjau pasakoti Jurgitai tą istoriją. Jin kažkaip vieną kart, kitą kart galbūt jos ir neužkabina taip, kai žmogus nesupranta, realiai nemato. Bet paskui jinai pradėjo manęs pati klaust, sako, Edita, sako, kaip ten yra su to Rūdžiu, sako, tu man daugiau papasakok. Tai pradėjau aš jai sakyti. Tai jinai sako, ten mano giminaičiai netoli važiuoja, pasakiau koordinatę, sako, aš užvažiuosiu kažkuria dieną grinai pasižiūrėti. Tos sodybos, Rūdžio ir aplamai. Jurgita, kaip jūs reagavot, kai pamatėt? Taip, kaip irgi gyvūnų mylėtoja labai didelė, tai žiauru, iš tikrųjų. Ir Editai sakiau, tikrai reikia kažką daryti, nes, kitaip niekas, jeigu ne mes, niekas nieko nepadarys. Gelbėti, imti ir gelbėti. Tai vat kažkaip. Tai kiek laiko Rūdis maždaug buvo toj sodyboj? Kokį pusmetį, manau. Gerą pusmetį. Wow. Man dar klausimas, grįžkim prie tos informacijos, kad jūs sakėt, kad kol jis dar buvo prieglaudoje, tai kažkas pastebėjo ir rinko pinigus, kad jam padėtų. Taip. Rinko, man atrodo, čia ta užsienio organizacija, kuri rėmė tą prieglaudą. Man atrodo, jie rinko, nes jie žinojo Rūdžio istoriją. Jie žinojo, jie matė ir norėjo padėti. Iš tikrųjų norėjo padėti. Bet nepavyko. Bet nežinau, kur tie surinkti pinigai nuėjo, kas ten buvo tai organizacijai pasakyta, kad jiems nepavyko. Jinai pasakė, kad nebesirūpinkit, Rūdžio nebėra, aš jį užmigdžiau. Ir jinai tuo metu ir išvežė į tą sodybą pakavoti, su mintim, kad ten nieks jo neras. Ir viskas. Ir visi pagalvos, kad tikrai jo nebėra. Tai va, taip jis ten ir atsirado, tai sodybai. O tai po sodybos, kai jūs jau abi pamatėte Rūdį, kaip jisai ten gyvena, tos visus kraujo klanus, kas po to vyko? Tai mes pradėjom galvoti, ką daryti, kaip mums dar tokia savanorė buvo, tikrai jinai labai komunikabili, ten labai daug padėdavo, jinai tokia labai, labai faina moteris, išprūsus po pasaulį skraido, jinai gydė, dirba, iš tikrųjų jinai vertėjaudavo, ten darydavo, žodžiu, viską. Aš jos paprašiau, sakau, tu būk gera, pasakyk vadoviai, nes, aš tai ką, aš tokia eilinė, kaip sakyt, savanorė, jinai ko gero manęs net ir nekentė dėl Rūdžio. Sakau, tu paprašyk, gal jinai duos mums Rūdį, mums dviems, nes ji irgi buvo labai tiesiog dėl tos situacijos.
Ir sakau, mes pačias tiesiog vežam į Kauną, į Kriaučeliūno kliniką, ten, sakau, parodom, pačias apmokam iš savų lėšų, nereikia mums, kad kažkas padėtų, kad tik išgelbėt šunelį. Ir jis sako, gerai, sako, aš taip gerai su juo sueinu, su ta vadovė, sako, viskas tvarkoj, sako, aš pašnekėsiu. Nu ir jinai pasirodo tą pačią dieną ir pašnekėjo. Ir mes abi vakare gaunam iš vadovės žinutes, tokias pat identiškas. Na, aišku, vieną parašė, kitą nukopijavo ir išsiuntė ją ir man, kad nesirūpinkit, čia yra ne jūsų reikalas apie Rūdį, aš padariau viską, ką galėjau, nors iš tikrųjų nepadarė nieko. Ir jūs daugiau galit nebesavanoriaut ir daugiau galit nebetyti. Man tokių jautrių ir verkšlenančių žmonių prieglaudai nereikia. O tai kokių norėčiau paklausti reikia prieglaudai žmonių? Tokie, kur su pagaliu šunį daužo, kokių žmonių reikėtų. Tai tokie žmonės ir turi dirbti prieglaudai, kuriam rūpi tas gyvūnas, kuris dieną naktį dėl jo nemiega, kuris ten ir ašarą išspaudžia ir koks žmogus turėtų dirbti prieglaudai. Tai va, o jei verkšlenančių nereikia, besirūpinančių pernelyg daug irgi nereikia, tai mums buvo pasakyta, kad mes galim nebeteikti daugiau ir viskas, žodžiu. Tai mums nieko kito neliko, kaip galvoti, kaip mums Rūdį iš ten ištraukti ir jį gelbėti, va ir viskas. Nes jis būtų šiaip ar taip, jis vieną rytą būtų jau nukraujavęs ir būtų ten budyti, kaip sakau, numiręs ir viskas. Tai realiai per tuos, jau kiek čia, turbūt 2,5 metų, jūs nematėt, kad jam būtų kažkokia pagalba suteikta iš veterinarų, ar jisai būtų nuvežtas pas veterinarų? Čia vieną kartą sodyboje šitoju, kai jisai buvo paslėptas, aš jį radau su tokia kojinaitė ant kojytės ir buvo daug žalumos, liaudiškai tariant, zelionkės tos pritaškyta. Tai man atrodo, kad ten tik tai patepė jos veterinarai su kažkokias žalumą tą kojytę. Buvo vežta, bet žinot, kaip vežė, bandė kaip nors ten užstabdyti. Faktas tas, kad nieko nebuvo daryta. Ta prasme, nes jeigu šuneliai tokia koja, tai reikia nevežiot per veterinarus, bet iš vieno karto nuspręsti. Taip. Arba tu amputuoji tą kojelę, arba tu gydai, arba tu kažką tai darai. Bet kankinti šunį 3 metus, nieko nedarant, per daug ilgas laikas. Ir jam ir stuburas visas iškrypo, nes jisai jau ir tada šokinėjo ant tų 3 kojelių, tik tai tą 4 primindamas karts nuo karto. Tai... Ir tiesiog tada Edita man sako, reikia kažką daryti, nes, o aš ne 1 metai irgi gyvūnų gelbėjime, tiesiog savanoriai tie, kurie renkam ir nuskriaustus ir gerai pažinojau, kiek gerai pažinojau, ne tiek gerai, bet visą laiką pagalbos kai kreipdavomės į 5 koją, visada mums suteikdavo pagalbą ir visą laiką nepasakydavo ne ir tiesiog kiekvieną gyvūną, kurį nuveždavom, tikrai, ta prasme, iš karto suteikiama pagalba būdavo. Tai mes tiesiog nusprendėm su Edita susisiekti su 5 koja. Jie pasakė, kuo greičiau ir, ta prasme, gelbėjom, darom. Taip, vežkit ir žiūrėsim. Ir dar įsivaizduokit, kokia čia situacija gaunasi, kai viena prieglauda gelbėja iš kitos prieglaudos. Tai ir stebėjosi, ir tiesiog ir 5 koja, ir visi ten savanoriai sako, kaip viena prieglauda gelbėja iš kitos prieglaudos. Sako, argi taip gali būti. Pasirodo, kad gali. Pasirodo, gali. Tai jūs tada tą šunelį paėmėt iš tos sodybos ir nuvežėt į 5 koją ir tada jam jau atliko kažkokius tyrimus ar sužinojo, kas ten su ta kojele buvo ir kaip toliau vystėsi ta jo kojos situacija. Kaip viskas atrodė? Tai kai nuvežė tada Rūdį į Kauną, tai jie veterinarai iš karto rentgeną padarė, iš karto viską peršvietė ir tą stuburą pamatė. Žodžiu, ir nusprendė iškart operuoti, amputuoti, nes tas kabinetas, kur vadovė sėdėjo ten tie veterinarai vietiniai 5 kojos,
Tai sakė, jau nei skudurų, nei kažkokių ten bintų, nei kažkokių rankšluosčių neužteko. Sakė, mes nešimės kibirą, nes kibirų reikėjo kraujui sustabdyti, kibirais varė kraujas jam. Tai sako, mums reikėjo tik tai čia ir dabar priimti sprendimą, nes buvo ant tiek viskas užleista per tiek to laiko, kad tik tai operacija ir amputuota kojelė jam ir viskas. Ten pakraupė visi buvo, sako, mes, vat ir sakė dar 5 kojos vadovė, sako, kiek metų dirbam, atrodo, visko matėm. Ir galvojam, čia bus perdėta situacija, nes būna žmonių, kur perdeda, ten tas, anas, ten sako, kaip nusako, tai atrodo, kad ten kažkas, bet sako, pamatom realią situaciją, sako, visai ten taip nėra baisiai. Bet sako, kai pamatėm Rūdžio koją, tai sako, vis be žado tapom, nebuvo ką pasakyti. Žinai, iš tikrųjų mums pasakė, kad čia yra labai sudėtinga situacija, šuniui anemija ir labai mažai šansų iš vis davė, kad jam iš vis... Kad pagerės. Pagerės, jo. Taip, nustatė anemiją, o tai anemija tai yra kas, šitie kraujo netekdavo kas kartą ir ta anemija jam buvo užsivyščius. Taip. Bet galiausiai 5 koja apsiėmė. Sutvarkyti viską, pagydyti. Taip. Per kelias veterinarijas jie pasitarė, nusprendė, kad reikia amputuoti tą koją. Ir patys už viską dar ir sumokėjo. Patys sumokėjo ir reabilitacija 2 mėnesiai ir iš tikrųjų jisai atsigavo. Kaip jisai atrodė? Po reabilitacijos mes važiavam kelis kartus jį pasivedžiot, pasivaikščiot, ten tokia graži vieta buvo. Kaip jisai džiaugiasi mus pamatęs, kaip jo akis blizgėjo, aš jo tokio niekad nebuvau mačius, vien dėl to matyt, kad jam nebeskaudėjo. Nebėr tos kojytės, bet jam nebeskauda, jam nebebėga tas kraujas. Mes visi šnekėjom tik apie tai, kad Rūdis išeina į naują gyvenimą, kad jam dabar viskas bus gerai, kad jam tikrai nebeskauda, nebėr to kraujo. Jisai jau prisitaikęs buvo, žiūrim, jisai ant 3 tų kojyčių jau ir pasisiojo ir savo reikalus padarė, jis jau prisitaikęs buvo, grinai prie visko. Atrodo, savaime va šitaip. Jis labai norėjo gyventi, labai. Jisai pamatė, kad juo rūpinasi, pamatė, kad jį glosto, kad jį kalbina, kad jam skanuką duoda. Jisai suprato, kad jį mylim jau mes visi tiesiog ir jam tą kojytę kažkaip, kad ir 3, bet jam jau nebeskauda. Ir kažkaip visi mes buvom tokios pakilios nuotaikos, bet buvo per daug užleista, nes dėl to stuburo grinai, jisai visas kreivas jau buvo nuo to žiauraus laiko, kur sakau, jo nieks negydė tą laiką. Ir dėl to stuburo jam buvo šitaip dienos suskaičiuotos. Iš kitos pusės tai paėmus, kad jo nekankinta vien dėl stuburo. Tai jisai buvo dėl stuburo problemų užmigdytas? Taip, dėl stuburo problemų. Nes, taip reikėjo matyti realiai, kaip jisai bėgdavo, jisai šuo kaip ir tiesiai turėtų, o jisai visas tiesiog, toks, susisupęs. Taip, bet čia pasiekmė tai yra. Nuo laikų nesuteiktos pagalbos, kaip pasakyti, šitiek laiko šunį kankinti, nieko nedaryti, nieko negydyti, elementariausios tabletės net nuo skausmo nepaduoti. Man tai vienas klausimas tik tai, mažo draugo vadoviai, kodėl ir už ką jinai taip kankino tą Rūdį paprasčiausia. Ir viskas. Ką jisai tokia padarė. Tuo metu jūs bandėt kreiptis į policiją, veterinarinę tarnybą kažkur? Jo, tai po viso šito, tai aš kreipiausi į Panevėžio policiją, į tyrėją. Tyrėja labai geranoriškai sutiko padėti ir jinai sako, aš pati suprantu, 3 šunelius turiu iš prieglaudos, aš tikrai padėsiu. Aš tikrai čia žiaurus elgesys su gyvūnu, kaip bebūtų, čia yra žiaurus elgesys. Čia neskaitant, kad vienam ten kaklą perpjovė, kitą ten gyvą po žemę užkasė, ten dar čia visur tas žiaurus elgesys, o jinai kankino Rūdį su tokia koja, tai čia irgi, kaip pasakyti, nepriežiūra taip pat yra. Taip. Žiaurus elgesys. Ir mintis nutrūko.
Ir kreipėtės į tyrėją. Taip, į tyrėją kreipiausi, tai jinai tikrai labai tokia, man patiko ir aš kažkaip jie netgi patikėjau vienu metu, kad jinai padės, bet ir mes buvom apklaustos, bent 5, kurios žinojo tą situaciją, visos ėjo, visos davė parodymus, viskas ten buvo gerai. Bet taip, bet nebuvo apklaustos 2 pagrindinės liudininkės. Tai vat kodėl, neaišku. 5 kojos vadovė nebuvo apklausta, ta, kuri matė, operavo, suteikė pagalbą, pati pirma. Ir nebuvo apklausta Jurgita, kuri irgi turėjo dalyvauti, nes irgi matė ir sodybą matė, ir Rūdžio koją matė. Tai ir va, tie 2 žmonės nebuvo apklausti. Tai kiek žmonių apklausė jūs? Su manim 4, sakyčiau. Su manim 4. Ir po visų šitų apklausų, kaip viskas toliau rutuliojusi? Taip, apklausų laukiam atsakymą. Aš vis karts nuo karto pasiskambindavau, paklausdavau tyrėjos, kaip einasi. O kiek maždaug laiko užtruko? Užtruko nuo naujų metų iki dabar. Gavau atsakymą prieš pusę metų. Jo. Taip, gavau prieš kokias 3 savaitės atsakymą nuo naujų metų. Taip, tai jūs skambindavot, vis klausdavot. Kaip sekasi, kaip einasi, kas dėl Rūdžio. Jis vis sakydavo, kad, matau, kad jau dėl Rūdžio, taip sakau, tai kaip jums tenka, nieko, tai viskas gerai. Atostogavo vienas tyrėjas, paskui kitas, paskui negalėjo mažo draugo vadovės niekaip išsikviesti. Jis man sakydavo, siunčiam pakvietimą, siunčiam, važiuojam į namus, niekas neleidžia, niekas neatvyksta. Bet paskui kažkaip į patį galą jie surado. Ir po jos apsilankimo pas tyrėją viskas kardinaliai pasikeitė. Tyrėja nebenorėjo bendrauti, tapo tokia arogantiška, motivavo tuo, kad mes Rūdį negelbėjom, kažkaip negeranoriškai kažką darėm, jinai motivavo tuo, kad mes Rūdį pavogėm iš tos sodybos. Iš sodybos, kuri realiai nelegaliai, kurioje nelegaliai palikti yra. Tiesiog likimo valiai šunis, tyrėjai pasirodė, kad tai yra... Jūs pavogėt Rūdį, paskui dar pradėjo motyvuoti, kad 5 koja neturėjo teisės kažką tai daryti, žodžiu. Davė supras, kad nereikėjo Rūdžio gelbėti ir viskas. Visi tik ir laukia, gal kad jisai ten numirtų. Tai kaip ir jokio palaikymo tuo metu iš institucijų nebebuvo visiškai. Jokio palaikymo ir aš paskui dar parašiau laišką, kodėl nebuvo apklaustos 2 labai svarbios liudininkės, tai jinai parašė. Vos ne taip, kad, o ką čia klausti ir taip viskas aišku, jūs Rūdį iš sodybos pavogėt. Tai nei policija, nei veterinarinė tarnyba daugiau nieko nedarė. Niekas nedarė absoliučiai. Tai va ir dabar niekas kaltų nesijaučia ir nėra tų kaltų. Bet tiek metų kankinus gyvūną, nežinau. Toks noras, žinai, kad suprastų tik tai, ką padarius yra. Šiaip jeigu kalbant apie veterinarinę tarnybą, tai VMVT, jeigu turim mintį, tai man yra tekę kelis kartus kreiptis dėl kitų gyvūnų. Tai būdavo labai paprastai man atsakyta, kad, sakykime, gyvūną randi su grandinė metrinė, prie būdos kažkur čia apie kitą gyvūną kalbu, kažkokioj baloj savo išmatose, stogas kiauras, parašai, nusiunti nuotraukas, jie atvažiuoja patikrina, sako, tai yra norma. Tai realiai mes dėl Rūdžio, tai tikrai niekam to, prasme, į VMVT nesikreipiam. Nedarėm to, nežinojo atsakymą, koks jisai bus. Tai va tas ir čia jau ne pirmas atvejis, kai skamba tas VMVT iš blogosios pusės, kad jiem, ta prasme, gyvūnai, tai yra normos ribose, viskas. Dar tyrėja. Voljeras yra, maistas yra, ta prasme, vanduo yra, kiti reikalai yra vadovo. Ir vėl būtų tada su vadovė ir vėl sakytų lauk nuo šitos istorijos ir tiek. O kenčia gyvūnas. Priėmėm. Tai tyrėja dar sakė, kad reikėjo ne vogt Rūdį, o vadovės klaust.
Ko klausta buvo? Ar 2,5 galima, metų? taip, tai kiek dar buvo Kiek dar galima gali klausti, klaust? kai mėtydavo telefoną ir Kaip ten sakydavo. dienos suskaičiuotas gyvūnai. Taip, realiai. dienos suskaičiuotas, taip. Čia reikėjo čia ir dabar daryti, čia jau Taip. laukti nebuvo ko, nes... Vis tiek baigtis va tokia, Rudžio jau nebėra šiai dienai. Ir man atrodo, kad mažo draugo vadoviai tik tai linksma nuo to, kad jo nebėra ir jai niekas galvos nebesuka. Kaip mes jai sukdavom, klausdavom, ką daryt, kaip padėt, ką daryt. Bet tai Nieko nedaryt. tada, jeigu tai buvo elgiamasi su Rudžiu, tai nieks nėra 100% tikras, kad nėra elgiamasi ir su kitais Taip, gyvūnais. nėra. Tai gal jūs matėt ir kitų būtent toje prieglaudoje atvejų, kada irgi jie va taip. Tai buvo išvežtas dar vienas šunelis, Tobukas toksai, irgi į tą pačią negyvenamą sodybą. Tai viena savanorė buvo labai ten per keletą metų prisipratinus tą šunelį, labai mylėjo, tą šunelis irgi mylėjo. Ir jisai jau sirgo, vat jam kažkas tai buvo, nes ten ir išmatose kraujo buvo kažkas tai su žarnynu. Tai ta savanorė prieš tą vadovę ant kelių klupėjo ir prašė, atiduok man tą šunelį į namų sąlygas, aš jį noriu pasimti, tą Tobuką. Aš jį labai myliu ir aš jį globosiu šilumoji namuose. Į ką buvo atsakyta, netiduosiu, aš jį labai myliu, čia mano meilė yra. Ir jisai gyveno prie būdos ant labai labai ilgo lenciūgo, va tas Tobukas. Tai tas gerai skamba. meilė yra jos lenciūgo. ant lenciūgo prie būdos. Ir jau paskui, kai pradėjo kraujuotis, tai rimtai ten jau pasi. Tai ta savanorė sakydavo tai vadoviai, darykit kažką, kraujuoja šunelis. Tai čia nuo žalios mėsos, tai čia va atvežiau mėsytės, pakraujuos ir nustos, nieko čia tokio. Kol galų gale, va, dar čia kiek 2 mėnesiai praėjo ir paskui irgi pasakė, kad nebėra Tobuko. Va tokia meilė pas ją, suprantat, ne ant sofkutės, ne namuose, ne pa žmogų, prie būdos ant lenciūgo, nes aš jį labai myliu. Va toks supratimas yra pas ją, pas prieglaudos Toks vaizdas vadovę. susidaro, kad žmogus, tiesiog jos visi gyvūnai ir tai yra, vat, jos nuosavybė. Tai visada akcentuodavo, čia mano Nepatinka šunys, žmogus, mano. negausi gyvūnų. Taip, nepatinka žmogus, Taip. negausi gyvūnų. O aš dar Tai noriu... plaukų spalva netokia, tai išvaizda netokia, tai jūs per senas, tai tu per jauna, kas atvažiuoja pasimti gyvūnų. Tai čia būdavo prie manęs dar. Ir kačiuką atvažiuodavo pasimti ant tokią porą, atsimenu ir tą. Kaip atvažiavo 2 moteris, Dvi jinai moterys. nusprendė, kad tai yra lesbietės ir negaus katino. Taip, jos negaus, nes jos yra netokios. Taip. Paskui vyras ten irgi su moterim norėjo šuniuko. Jūs per seni, nors 60 metų nelabai, gal ten per seni jau. Paskui mergaitė tokia norėjo irgi šunelio. Tu per jauna, tu nesugebėsi. Žodžiu, ieško tik tai tokių kabliukų, kaip netiduoto gyvūno. Suprantat? Tai kas yra prieglauda? Kaip sakau, prieglauda yra laikina stotelė gyvūnam, kuris ten pakliūna, trumpą laiką pabūna ir randa namus. Bet čia po 4 metus yra tokiu atveju, kur šuo sėdi už grotų ir jinai net nesiruošia atiduoti. Aš norėjau dar paklausti, ar buvo bandoma surasti namus Rudžiui per tuos, nežinau, 2,5 ar kiek ten metų jisai buvo, nebuvo ieškotojo. Jisai kando, ne? Jo, jisai buvo piktas visą laiką, bet galim suprasti, kai šūniai pūvo gyvam koja, nyko kaulas, kaip ten tirpo tie sanariukai. Kas bebūtų skausmas. Jam beprotiškas skausmas, tai kad ir žmogų paimk, žiūrėk, kai tau skauda, tai tu ir piktas ant viso pasaulio, tai jisai kitaip negalėdavo matyti išreikštos emocijos, tai jisai tada gal ir kasdavo. Tai kentie tokį skausmą, aš dabar įsivaizduoju, tau koja pūna arba ranka ir tu negauni elementariausios nuo skausmo tabletės, ką tu darytum. Tu galbūt bėgtum ir rėktum, nežinotum, ką daryti, tas šunelis ir tai dar. Ir pas mane kiek nuotraukų, jisai prie mane stūpi, jisai man žanda laižą, jisai prie šalia, tai jeigu jisai būtų toks monstras, tai kaip sakau, Jurgita ir sako, jis tau būtų nukandęs ir ausį, ir nosį, dar kažką. Bet jisai laikėsi iš paskutiniųjų, jisai tiesiog, jisai ir tas operacijas atkentėjo, ir tas narkozė, tas nejautras, ir tas viską atkentėjo, bet
galų gale gavosi taip, kad vis tiek jam buvo nelemta gyventi. Vien dėl vieno žmogaus, kuris jį apleidęs laikė, nesirūpino ir dėl to tokia baigtis buvo. Jeigu jinai būtų bent pirštą pajudinus, Rūdis tikrai šiandien būtų gyvas ir būtų tikrai namus radęs ir būtų mylimas ir patenkintas. Bet kadangi taip jinai nedarė, tai... Man dar įdomu, kiek yra toj prieglaudoje gyvūnų maždaug. Nu, ten kokį būna 30, būna 18. Nes išvažiuoja ir į kitas šalis, ir kažkam netyčia pasidovanoja, čia visiškai netyčia. Ir būna, kad jų ir padaugėja, ir pamažėja, ir visaip kaip. Bet yra tokių atvejų, kur tikrai šuneliai ir bailiukai, ir laukinukai, ir jų nieks nesocializuoja, uždaryti sėdi ir sugaudyti ten kažkur prie miškų, laukiniai. Tai kaip juos reikia socializuoti, juos reikia kažkaip tai kalbinti, glostyti, bandyti, prieiti, bet kai laiko uždarius kaip laukinius kokius, tai nemanau, kad jinai gera vadovė ir čia. Žinai, vienus gelbėti, o kitus pasiūst miriop. Tai čia irgi ne variantas, neturi tai būti, skaitau. Aš dar norėjau paklausti, ar jūs bandėt, nežinau, kažkaip gal viešai rašyti apie šitą istoriją ir koks jūsų dabar yra santykis su šitos prieglaudos vadove? Santykis tai joks. Visur užblokuotas. Jinai mus per visur užblokavus. Mes paprasčiausiai ne to puslapio mažas draugas, kur matydavom ten šuniukus, jinai mus visas kaip savanorės, jinai visas užblokavus. Tai atrodo, mes ne jos privatų puslapį norim pasižiūrėti, mes gal šuniukus norim pamatyti. Naujus esamus buvusius, kaip sakyti, vis tiek kažkaip tai, bet ne, viskas yra užblokuota, užslėpta ir... Net ne su jie, net ne vien su jie, su visais likusiais, kas liko dirbti, kas tinka. Tai jie visi iš esmės nusigrėžė tiesiog nuo jūsų. Nu, žinot, kaip man, čia dar vieną savanorę, dar su kuria bendraudavom, aš visą apie Rūdį bandydavau irgi sakyti, kažkaip sakau, kaip su to Rūdžiu, ką daryt. Nu, ką ten, sako, padarysi, sako, jamgi naujų smegenų neįdėsi, sako, nudurnasis ir tiek. Ir man kažkaip tai galvoju, nu, žinai, čia mūsų nuomonės nesutapo ir man kažkaip tai tokį, nu, nebenorėjau aš tokios draugystės ir mes kažkaip išsiskyrėm. Tai va, nu, buvo padaryta šuo kandantis, durnas, agresyvus, žodžiu, nežinia, ko iš jo tikėtis, nors iš tikrųjų taip nebuvo, jis buvo švelniausias šuo, tik tai reikėjo suprasti, kas jam yra ir ko jisai nori, ir ko jam trūksta, ir skirti kažką elementariausią pagalbą. Bet kai buvo užmestas, uždarytas, tai ir taip ir. Labai ačiū, kad pasidalinot šitą istoriją, iš tikrųjų labai jinai tokia skaudi. Svarbi, net sakyčiau. Taip, ir svarbi labai, man atrodo, labai svarbu kalbėti apie tai ir viešai, ir kad žmonės žinotų galbūt, kur tie gyvūnai atsiduria, kaip jie yra prižiūrėti iš tikrųjų. Ir šitoj istorijai panašu, kad truputėlis meilės, truputėlis atjautos kažkokios būtų tikrai labai daug pakeitę. Ir labai ačiū Jums, kad Jūs bandėt būti Rūdžio balsu ir už jį pakovot. Tikrai labai daug padarėt ir daug savo laiko įdėjot. Ir tai už tai tikrai ačiū Jums, kad nelikot abejingos jo istorijai. Nes mes Rūdžiai pažadėjom, jau nebebuvo aišku Rūdžia, bet kažkaip aš jam pažadėjau, sakau, Rūdžiuk, eisim iki galo, tau tikrai kažką, nors minimaliai, bet dėl tavęs kažką padarysim. Tai čia, žinai, dėl jo, tai dėl jo, bet dėl kitų gyvūnų. Taip ir dėl kitų, bet tai čia svarbiausias dalykas, nes jeigu vienas gyvūnas taip kenčia, tai nežinai, koks ten dar, dabar mes nieko nematom. Mes negalim ten užeit, nematom, bet tai... Gal ten yra panašių situacijų? Gal yra panašių situacijų, o tiesiog... Bet mes nieko nežinom. Bet ką žinojom, ką matėm, tai tikrai labai norėjom padėti. Tiesiog, kad susimastytų vadovai tokie kaip Andželika, vat,
kad šitaip, tikrai gelbėja. Vien jau prieglauda, kur tu gyvūną radęs, ar kažkaip tai skriaudžiama, ar ta prasme, radęs gyvūną, tu galvoji, kur dabar ieškot pagalbos. Prieglaudoje. Taip. Nes jie tiesiog žinai, kad bus toliau pagalba suteikta veterinarinė, kokia ten bebūtų, bet toliau gyvūnui padės, bet taip išeina, kad ne. Šitą situaciją parodo, kad ne. Tai čia svarbu kelti ne tik ir atsakomybę Andželikai ir kitiems prieglaudų vadovams, bet ir institucijoms, kurios yra atsakingos už tai, kurios turėtų padėti, bet nusprendžia, kad tai jis turi vandens, maisto, oro ir jam viskas yra gerai. Taip, galvoti apie tą gyvūną ne kaip apie kažkokį daiktą, o kaip apie asmenį, kaip apie žmogų, apie gyvūną, kaip apie draugą, organizmą, kuris jaučia, kuris gyvena lygiai kaip ir mes. Taip, man asmeniškai net labai baisu tas ilga grandinė prie būdos, man atrodo, jau taip neturėtumėm taip daryti, jau turėtumėm grandinės pamiršti ir nebelaikyti šitaip. Edita savanoriavai, buvo prie būdų šunis ant grandinių, toj prieglaudoj. Taip, tai man atrodo, jei pačioj prieglaudoje šunys yra ant grandinių, jau mes net tuos žmonės, kurie galbūt ateina pasimti kažkokio augintinio, jau mes rodom jiems, kad tarsi yra gerai, kaip laikyti šunį, bet tai nėra gerai, taip negalima daryti. Ir aišku, tas požiūris toksai, jisai užtruks laiko, kad pasikeistų, nes tikrai, manau, kaimuose žinom daug šunų, kurie taip ir užaugo ir praleido visas savo dienas, taip, tai jau tas po truputėlį keičiasi ir keičiasi dėka žmonių, kurie kaip jūs ima apie tai kalbėti, ima rodyti pavyzdį, kad reikia kažkaip kitaip. Ir aišku, labai norėtųsi iš institucijų galbūt tokio daugiau atjautos irgi iš tokiom ir atsakomybės. Nes šiai dienai VMVT tai kaip keiksmažodis skamba absoliučiai ten. Kažkaip. Taip, mes labai norėjome, mes padarėm, ką galėjome. Todėl žmogus kažkaip galvoja, rizikuosi, nes, jeigu ne tu, tai kas? Realiai kas? Taip. Kaip į sieną. Ne, šunelis pats nepasakys, kas jam. Jisai gali tik tai kasdamas ir kažkokią rodydamas agresiją ar kažką, kad jam kažkas yra negerai. Nes jeigu jam viskas gerai, tai ką jisai, tau rankas nusilaižys ir viskas, žinai. Aišku, kad taip. O kai nėra negerai, tai jis taip ir parodė, žinai, bet tai. Aš jam parodžiu, vos, kaip sakau, tos meilės, pasivedžiodama, paglostydama, pakalbindama. Ir mes tapom geriausiais draugais. Jis jau manęs laukdavo, jis jau trepsi savo tom pėdutėmis į tą kojelę pakėlęs. Jis žinodavo, kad aš ateisiu ir... Nors paskui man uždraudė irgi ten eiti, sakė, kad nebereikia, gali nebeateiti. Čia kaip... Dėl tos pagalbos, kai pasisiūliam, tai irgi. Dar aš jos paklausiu, sakau, o jeigu retsykiais, nors jinai žinojo, kad tik aš vieną jį galiu pasivedžioti. Ir tai jinai uždraudė. Sakė, ne, gali nebeateiti. Tai paskutinė nutraukė, kaip sakau, siūlą nutraukė tokį, kad nebeateik, nes puikiai suprato, kad nieks daugiau jo nepavedžios ir nieks jo nepakalbins. Neapykantą paprasčiausiai jautė, tik tam šuneliui, tik tai nežinau už ką ir kodėl. Ir viskas, tai tokia ta istorija. Taip. Svarbiausia, kad žmonės kiti mylėtų, suprastų, įsiklausytų, nemuštų, neskriaustų ir netylėtų, reaguotų, pamatė tokias situacijas. Ir mums irgi iš pradžių atrodė, kur mes galim kreiptis, ką mes galim padaryti, kur mes galim nuvežti. Tai ačiū 5 kojos vadoviai, kurie tikrai ištėsi pagalbos ranką ir pasakė, vežkit, kuo galėsim, tuo padėsim. Tai ačiū, tikrai ačiū. Taip, tikrai ačiū 5 kojos vadoviai. Ir Rūdis nors 2 mėnesius po tos amputacijos, toj reabilitacijai, tai turėjo gyvenimą, skaitau, pagyvena jisai dar nors 2 tos mėnesius be skausmo, be kraujo ir kalbinamas, ir mylimas, ir su skanuku daug, ten jį labai mylėjo toj reabilitacijai, viskas buvo gerai. Tai
tiek atseikėta buvo jam vadinasi. Taip, tai ačiū labai, Edita ir Jurgita, už jūsų istoriją, už jūsų pasakojimą, už tai, kad atvykote ir išdrįsote papasakoti tikrai tokią sunkią ir skaudžią istoriją. Ir ačiū labai klausytojams, kurie buvo su mumis. Taip, ir norim paprašyti, kad dalintumėtės istorijomis, jeigu žinote panašių situacijų, nebūtinai su minėta prieglauda, rašykite mums gyvūnų-šerifai@gmail.com ir mes pabandysime pakalbėti apie jūsų istorijas, galbūt pasikviesti jūs. Tikrai labai svarbu yra viešinti tokias istorijas, kalbėti apie tai. Būkime gyvūnų balsu, kai jie negali paprašyti pagalbos ir padėkime taip, kaip galime, nelikim abejingi. Iki kitų kartų. Iki. Iki.